kažką įkūriau, bet kol kas 10% minimalios ventiliatoriaus pilnai užtenka, vis daugiau, kol kas gęsta. Padavimas 3 minutės, tarpas tiksliau tarp pardavimų, kartojimas 3 kartus, po 1 sekundę kol kas. O paskui įsikūrenus, kūrenantis reikia žiūrėti. Taip pat procentus. Netgi kūrenant tokiom lengvom atliekom, tektų, manau, glūšinti ventiliatoriaus paėmimą, kad reguliuoti mažiau daugiau. Ugnis jau praktiškai pradeda degti normaliau. Visai patinka. Bet kiek matau, gal netgi ir per daug. Pamažinus. Na, tikiuosi veiks daiktas. Šiaip Lietuvoj gal dar nelabai paplitęs. Lenkijai, Čekijai, daug kur mačiau. Netgi yra Kovarsono ten katilai. Specialiai daromas statymai į čekulinius Vedruso katilus. Klimaš. Taip pat, na, visokie čia. Šį pats yra stalkotlo. Bet pirkau iš Komsterio. Na, dabar reikia tik suvirint dėžę katilų Vedrus. Na, patolinto gražinė ugnis eina. Prašom. Prašom, visai gražu. Aha. Karšta. Šiaip galima pirkti su apsauga nuo užsidegimo, tačiau brolis turi jau 1,5 metų, problemų nebuvo. Tai kaip ir aš 300 zlotų šį kartą pagailėjau. Yra dar papildomai užsidėti elektrinę šiluminę, kuri neleidžia įtraukti varžto strigus. Taip pat yra reversas, jeigu kažkam įstrigus. Na, bet pagrindinis užstrigimas gali, jeigu kūrenant vien anglim. Šiaip atliekas galima irgi maišyti su anglim kažkiek, tada geriau degs, mažiau išeis. Na, ugnis žiūriu kuo toliau, to gražiai, visai gražiai atrodo. Taip vadinasi пальник самоочищенца, Renova. Tai reiškia, kad yra самоочищенцы, tai savaime išsivalantis, kaip ir turėtų būti. Kiek tas savaiminis nežinau, šiaip yra apačioje liukelis atsisuka ant 2 varžtų, išvalyti pelinus, kai jau prikrenta į vidų. Na, čia pažiūrime. Gan gražiai atrodo. Kas nudega, vėjas nupučia. Ir patvyrinsios apie 35-40 cm aukščio dėžę. Statysiu iš šono, pjausiu Vedruso katilą apačioj esančių 3 sekcijų dugną. Yra YouTube'ai gan nemažai vaizdelių, kaip tai daryti. Lietuvoje mačiau, klaipėdiečiai tą užsiima, bet už perdarimą kartu su degikliu prašo 6000 litų. Na, tai praktiškai galima katilą už 8 nusipirkti naują su tokiu degikliu. Tokį. Lenkose 25 kW katilas galima rasti netgi už kokius 4-5 tūkstančius litų. Buvo viena radijos pristatymai Lietuvą 4600, bet, na, katilą turiu Vedrusą. Ką žinau, kamera didelė bus kuriant, jeigu ir net kartais kuriančiau rankiniu būdu, ne. O, liepsna jau eina. Taip, didelė degimo kamera bus dviguba, galima bus vienu metu kuriant tą ir tą, jeigu reiktų. Arba tik tais netgi atjungi nuo valdiklio padavimo šneką, tuomet kuriansis pusiau automatiškai su ventiliatorium įprastas kūras, anglis, malkos. Manau, gan ekonomiška. Na kągi, sėkmės. Kas susidomėję, galit pažiūrėti lietuvišką tinklalampį Mywind. Taip pat skelbiu randasi jisai, kiek mačiau. Taip pat
yra klaipėdiečiai. Bet pas juos jau 1000 brangiau vien degiklis, pas Mivinda 300, pas juos apie 4000. Išlenku man gavosi 2400 su papildoma instaliacija, taip kad skaičiuokit patys. Aišku, nėra garantijos, na kaip garantija yra, bet tai norint dabar ją gauti, gan problematiška būtų. Na va, matau, kai įsikūreno, kad reiktų padidinti padavimo laiką. Šiaip gan gražiai atrodo. Gerai, sėkmės visiems. Ačiū už dėmesį.